Sveikinu visus ne karantinė esančius, grįžusius į studijas ir skaitome Mato kalno pamokslą, 5 skyrių, 17-37 eilutes, 20 eilučių košmaras. Net nusigandau, kaip čia reiks pereiti. Mes kartais pasikabinam porai valandų ant 3 eilučių, o čia porą valandų 20 eilučių. Tai gal kažkaip tai. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymą ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvį, tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištiesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes ji jo pakojis, nei Jeruzalė, nes ji didžiojo karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes negali nei vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Buvo ką pasiklausyti, buvo kur pakraupti. Įdomu, kaip turėjo jaustis Jėzaus laikų klausytojai, bet mes galvojam, tai čia tikriausiai kokių, truputį archaiškų čia jau kalbų. Gal klebonas kaip nors išvers į mūsų kalbą ir čia viskas atrodės daug geriau. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis mums išversti. O dabar, kaip manote, iš viso šito teksto, kas galėtų būti pagrindinė mintis? Daug minčių negali būti pagrindiniam, turi būti kažkokia viena, 2 kartais, bet čia yra tik viena.
Taip, tiksliai tiesiai į 10. Čia viskas yra apie šitą teisumą, kurį reikia viršyti rašto aiškintų ir fariziejų teisumą. Ir aišku, mums belieka įsiaiškinti, o kas tai yra tas teisumas, kurį mes turime viršyti, kad galėtume įeiti į dangaus karalystę. Jėzus yra įstatymo ir pranašų išsipildymas. Tik mažiausiai karalystėje to nemato. Didieji mato ir supranta. Jėzus yra įstatymo ir pranašų išsipildymas. Bet ne visi tai supranta. Vieniem duota, kitiem neduota. Tiem, kuriem neduota, jie yra mažesni karalystėje. Tiem, kuriem duota, tai suprasti yra didesni karalystė. Bet lygiai taip pat atsimenam ir kitus žodžius. Kam daug kas duota, bus daug ir pareikalauta. Bet kiek suprasti, kiek mums duota suprasti, mes nepasirenkam. Mūsų yra užduotis, jeigu duoda suprasti, ką mes su tai darome. Ar mes užkasame tą lobį giliai po žemę ir laukiam, kada sugrįš šeimininkas ir tada iškasam ir sakom, šią žinokis. Ar mes gavę tą lobį ir tą supratimą, suvokiame, kad ir turime atsakomybę tuo supratimu dalintis vieni su kitais. Juk dalis iš mūsų yra apdovanoti tam tikromis dovanomis ir gyvenimo galimybėmis, kuriomis kiti nėra apdovanoti. Galima sakyti, tai jie patys kalti, žinai, jie nesimokė mokykloje, jie vadinasi kažko tai ten nedarė, neinvestavo ir taip toliau. Iš dalies tai tiesa, bet tai čia jeigu būtumėm tik žmogiškam lygmenį. Tačiau pripažindami ir Dievo apvaizdos veikimą, suprantame, kad tos galimybės, kurios leido mums vienaip ar kitaip pasirinkus vienokią ar kitokią situaciją turėti arba joje būti, jos nėra visiškai mūsų kontrolėje. Ir ką mes su to darome. Ir tada atsiranda atsakomybė už kitus. Jeigu tu išmanai ir supranti daugiau, yra atsakomybė šviesti kitus ir kitiem padėti susivokti, kur mes gyvename ir kas vyksta ir kokie sprendimai teisingi ir iš kur manipulacijos. Jeigu aš esu apdovanotas kažkokia materialinė gausa, tai vėl yra atsakomybė dalinti su tais, kurie mažiau turi. Ne visais, bet su tais, kurie dėl savo kaltės, ne dėl savo kaltės irgi mažiau turi. O kartais ir dėl savo kaltės, bet dabar nustatyk kaltę. Kas ten yra. Šiandien bankė buvau vadinasi ir ten, žinote, bankė išėmė lapiuką ir reikia laukti eilėje, sėdi ten ant kėdučių. Ir du vyrai tokie matosi, kad jie serga priklausomybėmis ir labai jau ten šumnai apsirengę iš labdarinių drabužių kokių visą kitą. Ten nosis ir jau aišku nebe tos tikrosios formos, ten muštos per muštos ir veidai tokie perkreipti. Keikėsi, žinai, duoda vien su kitu skaitosi kalbą. Ir aišku, mes, normalūs piliečiai, tai piktinamės, ką jie ten daro. Jie kokius pašalpos atėjo, ko ten aiškintis, nesuprasi, bet turėjo laukti prie langelio, sulaukė savo eilę. Ir aiškinasi ir tada, aišku, iš karto natūraliai manyje, bent jau kituose, tai tikriausiai ne, bet manyje kilo toks noras ką čia tokie daro, žinai. Iš vis tokie, kad yra. Bet iš kitos pusės tuoj sugavau save, jie tokie yra. Yra reiškia tokių ir mes galime užsimerkti, jų nematyti ir ignoruoti, bet yra žmonės, kurie dėl vienu ar kitų priežasčių serga priklausomybėmis ir tada pagalvojau, bet Jėzus tikriausiai, jeigu kaip nors galėtų, norėtų jiems padėti. Aš iš karto manau, kad tai jau viskas, daugiau čia nieko nebeįmanoma, o jis tikriausiai dar kažkur kažkaip bandytų. Ir tada galvoju, ačiū Dievui, aš nesu Jėzus, tai nieko neturiu daryti, bet ant galo vėl prisimeni, kad gal kažkokiuose aplinkybėse tas Jėzus ir nori, kad aš kažką daryčiau. Taigi atsiranda toks supratimas, kad yra tokia visuotinė atsakomybė ir susietumas vienas su kitu.
Štai pavyzdžiui, ruošiamės Putino, okupacijai. Tai nusiperkam miltų, druskos, aišku, cukraus, kas be ko, tai jau tikrai reikia gliukozės karo metais. Ir tada jau, o kiti visai nesirūpina, gyvena sulikta diena. Ir aš kažkur tai buvau ir aš juokiausi. Sakau, tai labai gerai, kad jūs esat pasiruošę, bet ar jūs suprantat, kad jūs pasiruošėte ir už kitus? Ne. Kiti tai vadinasi, sakau, negi tu leisi žmogui mirti šalia tavo kojų badu, o tu ant maišo miltų sėdėdama, sakysi, kad jau neaišku, koks rytojus, negali su tavim dalintis. Ir tikrai bus tas krikščionybės mūsų išbandymas. O tai kodėl jis arba ji negalėjo pasirūpinti, kai aš pasirūpinau? Taip, kodėl mokykloje vienas paruošė namų darbus, o kitas neparuošė, eina, taip, naura ir kažkaip ten atsitinka, bet yra tas susietumas, yra ta bendra atsakomybė ir pasižiūrėkime tada situaciją. Gerai, tai aš jeigu dabar pasidalinsiu, tai aš nebeturėsiu ką rytoj valgyti. O gal jau rytoj nebebus tų sąlygų ir ar pačiam valgyti nebereiks bombą nukrežinai ant pinigumai, ant to namo su miltų maišu. Ir tada nukeliauji pas Dievą ir labiausiai nemalonu bus dėl maišo, kuris liko. O jeigu nukeliausi pas Dievą išdalinęs tą maišą, tai visai kitokie ten. Matote, čia tokia savotiška juokinga kazuistika, bet vis dėlto. Ir atsimenate pranašą Izaiją ir našlę Sareptoje. Kai jis ateina ir sako, paruošk man valgyti, ir jis sako, mes su sūnumi turim paskutinę saują miltų ir šlakelį aliejaus. Svetingumas reikalauja, kad aš tau visą tai atiduočiau, bet jeigu aš tai padarysiu, mes mirsime badu. Ir tada jis sako, ne, padaryk tai ir tu nemirsi badu. Čia jau yra rizika, kurią mes teikiam. Imamės riziką, bet rizikuojame ne vieni. Mes į tą riziką pasikviečiame ir rizikuojame su Dievu. Ir ar tikrai esame jam suteikę progą rizikuoti kartu su mumis? Kad patikrinti, ar jis lieka ištikimas savo pažadam. Aš galiu pasakyti, kad labai dažnas ir labai dažnai tikrai to nedarome. Dievas, jeigu jis jau ką nors padaro, tegul padaro, bet pakol kas tai kaip nors mes čia sukamės patys. Tai nebijoti jį pakviesti į tą riziką, ypač kai mes žinome, kad esame apspręsti laike ir erdvėje. Tai nereiškia, kad nereikia rūpintis, kad nereiškia apie kažką tai pagalvoti, bet tai, kad tu gali pagalvoti, tai, kad tu supranti, jau yra tau dovana. Ar suprantate? Ne visiems duota tai suprasti, tam pasiryšti. Ir jeigu tau duota, tai reiškia, tu esi Dievo apvaizdos pramatytas būti atsakingu ir už tuos, kuriems tuo metu neduota. Ir taip mes esame susieti kaip bendruomenė. Didieji mato ir supranta. Yra ryšys tarp Seno ir Naujojo testamento ir tas ryšys yra Kristus. Ir studijose supratome labai puikiai, kad mes neskaitome tik Naujojo testamento, mes neskaitome tik Evangelijų, mes norėdami suprasti, kas ten yra, nori, nenori, grįžtame į Senąjį testamentą, į prieš Kristaus laikus ir suvokiame, kad tai yra susiję. Ir tas ryšys yra Kristus. Tačiau Jėzaus apsireiškimas pranoksta įstatymą ir pranašus, kuo pranoksta? Didesniu teisumu. Ir čia tada atsiminkime Juozapą. Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją apleisti. Ir kai mes aiškinomės, ką reiškia Juozapo teisumas, mes atsakėm ką? Jis vykdė Torą, jis vykdė įstatymą. Pirmiausia, jo teisumas pasireiškė įstatymo vykdymu. Jisai nekvestionavo, neįsisukinėjo, kaip yra parašyta, tačiau irgi Juozape aptinkame tam tikrą įstatymo ne raidės, bet ir dvasios suvokimą. Juk jis Mariją turėjo pasmerkti užmušimo akmenimis.
Tačiau jis to nepadarė, nes jisai suvokė ne tik raidę, jis suvokė ir dvasią, ir būdamas teisus, nenorėdamas daryti jai nešlovės. Ir čia pasireiškia jo gailestingumas. Tai jau Juozapas yra pavyzdys teisumo, kuris pranoksta fariziejų rašto aiškintojų, nes jeigu pas juos būtum nuvėję, paklausę, ką daryti, jie būtų sakę, nu čia tai turėsim progą akmenim pasimėtyti. Vėl dar vieną progą. O žinote, nežinau, gal čia toks, televizijos sukurtas mitas, bet kai rodo viduramžius, kai rodo tos laikus, kai buvo atliekamos viešos egzekucijos, ten giljotinavimas ar pakorimas, atrodo, kad minia labai mėgdavo tą reginį. Ir dar kitas dalykas, kur aš jau anksčiau esu sakęs, kažkodėl ypač vyresnio amžiaus žmonės irgi labai mėgsta kriminalų skaityti, juodąją kroniką, kažkokius tokius siaubumus, baibumus, kaip ten kitiem įsivaizduok atsitiko, o man dar taip nėra, tada aš geriau pajuntu. Kažkas yra toj žmogiškoj prigimty tokio savotiško. Taigi yra įstatymai, pavyzdžiui, nežudyk, nesvetimoteriauk, kurios Jėzus ką padaro? Jis pagilina. Mes vėliau palengva aiškinsimės. Jis juos aiškindamas suteikia jiems dar kitokį gylį ir plotį. Tačiau yra įstatymai, kaip pavyzdžiui, ilgos priesaikos ir iškilmingos, kurių Jėzus siūlo atsisakyti. Taigi tie įstatymai, kuriuos Jėzus paveldi iš žydų tradicijos, jisai atranda juose nevienodą reikšmingumą. Yra svarbus įstatymai, kurie aiškinimo yra sumenkinti, ir yra nesvarbus įstatymai, kurie aiškinimo yra sureikšminti. Ir mes suprantame, kad interpretacijoje galime ir vieną, ir kitą. Juk kuo dėkingas yra advokato darbas, kad jisai, jeigu turi gerą liežuvį, jis gali pakreipti įstatymo interpretavimą vienokią ar kitokią linkme. Ir tai lygiai taip pat ir čia Dievo įsakymas, kurį turėjo pareigą aiškinti rašto aiškintojai ir tada savo tokiu elgesiu liudyti, demonstruoti fariziejai, jis galėjo būti interpretuojamas netolygiai vienodai. Fariziejų rašto aiškintojų teisumas labiausiai susijęs su išoriniais paviršiaus dalykais. Jie viską darė, ką bedarytų, nori būti kitų matomi. Mato 6 skyrius, 1-5 eilutės. Venkite daryti savo teisumo darbo žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygintų. Tai šitas Jėzaus mokymas buvo visiškai priešingas fariziejams ir rašto aiškintojams. Fariziejams, rašto aiškintojams, kurie aiškino raštą, mes sakom netolygiai suteikdami svarbą tam, kas svarbu arba nesvarbu, o fariziejai buvo elgesio teisingo, teisuoliško elgesio etalonas. Tai jeigu tu esi etalonas, tai tu turi būti matomas. Tave turi matyti, nes tu manai, kad tu savo elgesiu ugdai bendruomenę. Bet yra labai plona riba, labai plonas ledas tarp bandymo kitus šviesti ir tarp noro šviesti pačiam. Ir labai sunku tą atpažinti žmoguje. Tai nereiškia, kad tėvai ar mokytojai ar autoritetai visuomenėje neturime pareigos nebūti matomi. Yra svarbu būti ir matomais, ir mus mato, net jeigu mes nenorim, kad mus matytų, mus mato. Bet ką su tuo matomumu darai, kam tas pasitarnauja? Ir iš tiesų labai lengvai, be didelių žodžių, be kažkokių mantrybių susitikę žmogus suprantame jo kryptį. Ar jo, vadinasi, elgsena nukreipta yra mano gėriui,
ir kitų, ar jo elgsena yra nukreipta savimeiliai ir savigarbiai tokiai ir puikybei. Ta tiesiog natūraliai jaučiame. Natūraliai jaučiame. Tas žmogus gali to nejausti, bet mes jaučiame. Ir tada, aišku, prie vienų kažkaip labiau linkstame, o kitų vengiame, nepaisant, atrodo, jų tobulo elgesio ir laikysenos. Siekia dėmesio savo ir yra laikomi labai teisiais. Yra laikomi labai teisiais. Ir čia cituoju. Jie tai žino, ką daro ir kaip reikia teisingai tikėti. Tai ne mes. Ir aš tą savo adresu kaip kunigas girdžiu ir tą seselę girdi. Nu tai šitie, tai matai, jau, jie tai žino, kaip jau tą Dievą reikia tinkamai garbinti ir mylėti. O ką mes paprasti, biedni žmogeliai, žinai, visą kitą ten ir taip toliau. Ir tokiu būdu save menkinate ir darote ne paslaugą mums, nes gali būti, kad vieną dieną aš imsiu ir patikėsiu, kad taip ir yra. Vat, aš tai jau žinau, o jūs tai nežinote ir ateikit vaikeliai, pamokysiu viešpaties baimės. Perfrazuojant. Bet visada yra tas pavojus. Tokia laikysena, fariziejiška laikysena, neleidžia pažinti tikrų kito žmogaus rūpesčių ir poreikių. Jie užsiciklina detalėse. Tos detalės dažniausiai būna išorinės ir pamiršta esmę. Dieve, kokie nuobodus yra tie išoriniai žmonės. Atrodo, kabinėjasi prie tokių neesminių dalykų, nes viešpatė mano, betgi esmė tai yra visai kitokia ir visai kitur. Jeigu ją žinai, jeigu jos nežinai, tai tada aišku lieka tik detalės, nes jos labai ryškios, labai matomas jos. Jėzaus teisumas sugrąžina mus prie esmės ir prie to, kad teisingumas turi dėrėti su meile ir užuojauta. Teisingumas turi dėrėti su meile ir užuojauta. Kokia yra druskos formulė? Kokia yra tikėjimo formulė? Ir tiesa. Meilė ir tiesa, nes meilė jau po gailestingumo tas pats. Tai gali žinoti tiesą, bet jeigu neturėsi meilės, užuojautos ir gailestingumo, ta tiesa bus, vadinasi, galvų kapojimas ir jis tikrai netarnaujantis dalykas. Tai man gražu, kad šitoj vietoj tarsi vėl atsikartojo druskos ir tikėjimo tematika. Dabar einame truputį Jėzus, praeikim visą šitą, paskui žiūrėsim, gal mums kažkas kitas dar pasisakys, bet pirmas dalykas, kurį Jėzus tada pradeda komentuoti, jūs esate girdėję, buvo pasakyta protėms, nežudyk, o kas nužudo turės atsakyti teisme. Tai dabar kas yra žudymas? Žudymas yra agresijos veiksmas. Bet jis turi vidinę ir išorinę seką. Agresija, žudymas turi vidinę ir išorinę seką. Viduje yra pyktis ir neapykanta, kuri tampa įžeidžia kalba, galiausiai atvedančia prie žudymo veiksmo. Pradžioje yra pyktis, neapykanta, tampanti dažniausiai užgauliai žaidžia kalba, išorė pasireiškia per tam tikrus žodžius, o paskui seka jau ir pats žudymo veiksmas. Ankstesni įsakymai, tuos, kuriuos cituoja dekalogo, dėmesį sutelkia į galutinį veiksmą. Tai yra į veiksmo sekos pabaigą, į nužudymą. O Jėzaus mokymas kalba apie proceso pradžią, apie tai, kas prasideda žmogaus viduje. Tai yra piktas mintis. Žudymas bus sustabdytas, jeigu neleisime pykčio sėkloms sudygti ar pradėti kerotis mūsų širdyse.
vėl ką bando, vadinasi, mūsų vyriausybė ir valstybė spręsti smurto, agresijos problemą, nuo kurio galo? Taip. O ne nuo to, o kaip tos pykčio sėklos gimsta, kokios aplinkybės, kad jos yra pasisėję mūsų širdyje, tas visai natūralu ir visi su tuo esam susidūrę, bet ar yra kokios prevencijos priemonės dar širdyje jas išrauti, dar širdyje sustabdyti jų augimą? Ir čia jau, mėlyjeji, joks įstatymas, jokia programa to nepadarys. Tai yra vertybiniai dalykai ir prasminiai dalykai, ir sąžinės dalykai, ir turime tam dėmesio skirti. Vėlgi girdėjome šiandien Evangelijoje, niekas, kas iš žmogaus išorės, iš žmogaus vidaus kyla, pikti sumanimai, visokies paleistuvystės, gobšumas, pavydas. Ir tada reiškia, turime nuolat purenti ir prižiūrėti savo širdies sodą. Pirmame skaitinėje girdėjome, Dievas rytuose pasodino sodą, užveisė ir žmogų, kad jis jį įdirbtų. Turėjome išgirsti, kad be žmogaus niekas žemės neįdirba. Kitkas. Mes tik tai ją sugebame dirbti, apvaldyti ir taip toliau. Tai lygiai taip pat Teresė Avilietė sako, mūsų siela, mūsų širdis yra tas vidinis kiemelis arba sodas, kurį reikia prižiūrėti, reikia puoselėti, reikia genėti ten tam tikrus uglius arba rauti piktžolės. Kaip jos ten atsiranda? Sako, tai kaip sode atsiranda? Vėjas atneša, paukščiukas kokį kakiuką paleidžia ir su jom ateina tokios sėklos. Mes negalim nuo to visiškai apsisaugoti, nebent tai bus sodas po stiklu, bet tai tada ten nebebus kitos gyvybės, gaivos, vėjo ir taip toliau. Liturgija, tai žiūrėk, toliau sako, kas sako savo broliui pusgalvė, tas smerktinas taip toliau, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą ten prie aukuro. Eik pirmiau susitaikint su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Liturgija nėra susitaikinimo su broliu pakaitalas. Būtų labai gerai, jeigu tai būtų. Lengviau atlikti išpažinti pas kunigą, paaukoti auką kokią nors, negu akis į akį susitikti su tuo, kurį užgavai ir siekti atleidimo. Mes vengiame tokių akistatų. Bet Jėzus rimtai įspėja. Nežaiskit su Dievu. Nes nepasikalbėję su tuo, kurį nuskriaudėte, jūs paliekate jį arba ją, ieškoti ir siekti teisingumo, kreipiantis į teisėjų teisėją. Jeigu jūs nepasikalbat su tuo žmogumi, einat pas Dievą atleidimo, o tuo metu tas žmogus eina pas Dievą šaukdamasis teisingumo, kurį Dievas išklausys. Ta, kuris šaukėsi teisingumo, kuris patyrė neteisybę. Ir jeigu yra galimybė, būtinai turime ieškoti to susitaikinimo, kas iš tiesų yra nelengvas kelias, nelengvas iššūkis, bet kartu ir labai nebloga prevencinė priemonė. Aha. Tu kitą kartą daug atsargiau naudoji žodžius, daug atsargiau vadinasi elgiesi su kitu žmogumi, kad nereiktų dar ir dar kartą išgyventi to susitaikinimo, kuris taip galiausiai atneša dar didesnį džiaugsmą ir dar didesnį artumą, bet iki tol yra visokiais baubais ir baimėm ir tamsybėmis apsuptas. Šiandien reikia tik prisipažinti, kad aš kaip kunigas nuodėmklausys esu prastas nuodėmklausys, kas yra skirta link atgailų. Esu girdėjęs, kad pavyzdžiui ten graikų arba ukrainiečių rytų apeigų kunigai pas juos išpažinties ėjimas yra sudėtingesnis tuo, kad yra didesni reikalavimai atgailai. Mes tai pasakom ten
poterėlį sukalbėk, ten kokią maldelę, žinai, ten kokią aukelę kažkur paaukok. O ten dažniausiai tenka eiti ir vėl griebti jauti už ragų. Ir tada tas irgi sako, ten apkalbėjau žmogų. Tai nebus atleidimo tol, kol tu nenueisi ir neatsiprašysi, tol, kol tu neatšauksi šmeižto arba dar kažko padarysi. Mes labai lengvai su pasiekmėmis praslystame. Ir pasiteisindamas aš galiu sakyti, kad jeigu aš pradėčiau taip kategoriškai reikalauti, kada nėra tos aplinkos, nėra mūsų tikėjimo kultūros sąmoningumo, tikriausiai ir aš likčiau nesuprastas ir gali būti, kad ta druska būtų nekokios formulės. Tikriausiai ten tas chloras ryškiau pasireikštų negu natris, tos dujos. Čia toks yra pasteisinimas, bet kartu ir man užduotis, kad mes neturime žaisti su Dievu. Tai nėra taip paprasta. Ir Jėzus sako, nes greitai susitark su ieškoju dar keli, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, teisėjas teismo vykdytojui, kad tu nepakliūtum, iš tiesų sakau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Taigi, nedelskite susitaikyti. Taip pat nedelskite atleisti, net jeigu neprašo atleidimo. Čia yra didžiulis geras darbas atleisti tam, kuris net neprašė atleidimo. Tai, kad kai jis nueis pas teisėją ir turės atsakyti už visus, kurie šaukėsi teisingumo, aš nebūsiu tas kreditorius, kuris reikalausiu dar jam bausmės. Ir tai man bus įskaityta teisumu. Ar suprantat, čia yra tokia savotiška prevencinė priemonė. Aš ir kitam geriau padarau, bet ir savo iš tiesų geriau padarau. Nes tikriausiai yra ir manyje kalčių, kurių aš neatsiprašiau ir žmonės nešioja nuoskaudas ir aš gal net užmiršęs esu. Bet jeigu aš atleidau kažkam kitam neatsiprašusiam, tai man bus suskaityta už mano paties kažkokius tai neatsiprašymus ir neatsiteisimus. Dažnai pradžios mišiose girdite, kada kalbam apie prisipažįstu, prašykime atleidimo ir atleiskime vieni kitiems. Tai irgi nemažiau svarbu ir nemažiau sudėtinga, negu kad prašyti atleidimo. Yra kažkam jį suteikti. Kyla klausimas, kai nustoja kalbėtis, kas pirmas turi užvesti kalbą. Tas, kuriam duota suprasti tuo metu, jo kalba yra svarbi. Nes kitam tuo metu gali būti neduota suprasti. Bet jeigu aš suprantu, kad yra tyla, nepatogi tyla, su kažkuo tai aš nebebendrauju, su kažkokia giminė nebesišneku ar kažkuo, ir nebėra aišku, kas ten nutraukė tą paskutinį pokalbį. Bet jeigu aš suprantu, kad žmonių ryšys ir bendravimas yra svarbu, aš jį vėl kažkaip tai gaivinu. Aš vėl prie jo grįžtu. Atsilieps, neatsilieps, čia jau kitas dalykas. Bet man duotas šiandien tas supratimas ir tai gali būti, kad aš net nebesulauksiu atsakymo. Vėl sakau, atsistosiu vakare teisėjo akivaizdoj ir man nereikės jaustis kaltam bent jau dėl to, kad aš nebandžiau tą dieną, kai supratau, kažkam tai paskambinti, kažką tai pakalbinti, su kažkuo susitikti. Va tas dėmesingumas, budrumas, budėjimas. Taip pat nedelskite atleisti, net jei neprašo atleidimo. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Netgi Tėve mūsų maldoj tas yra ir tada mes sakome, taip kaip mes atleidžiame, taip ir mum atleisi. Kokiu saiku seikėsite, tokiu jums bus atseikėta. Taigi vėl pasirodo ne nuskriaustieji arba skriaudžiantieji mus yra patys svarbiausi šitam reikale, bet tai, ką mes su tuo darome. Ką mes darome su skriauda, kurią patyrėme, arba su skriauda, kurią kitam padarėme. Mūsų yra asmeninė atsakomybė. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk,
O aš jums sakau, kiekvienas, kuris gėdulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jei tavo dešinioji akis išlupk, nukask, išmesk ir taip toliau. Dabar atsiverskim 2 Samuelio knygą, 11 skyrių. Tuo laiku, kada karaliai eina į žygį, Dovydas išsiuntė Joabą draugę su savo pareigūnais ir visu Izraeliu. Jie nuniokojo Amoną ir apgulė Rabą, bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Kartą vieną popietę Dovydas pakilęs iš guolio vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži. Dovydas pasiuntė dvariškį pasiteirauti apie moterį. Jam buvo pranešta, tai yra Eliamo duktė, Jetito Urijo žmona. Dovydas nusiuntė pasiuntinius jos atvesti. Jie atėjo pas jį ir jis suėjo su ją. Ji ką tik buvo apsivaliusi po savo mėnesinių. Tada jis sugrįžo namo. Moteris pastojo ir pasiuntė Dovydui žodį. Esu nėščia. Dovydas tad pasiuntė žodį Joabui. Atsiųsk pas mane Jetitą Uriją. Joabas pasiuntė Uriją pas Dovydą. Urijui atvykus pas jį Dovydas klausė, kaip einasi Joabui, kaip einasi kareiviams ir kaip sekasi karas. Paskui Dovydas Urijui tarė, eik namo ir nusiplauk kojas. Kai Urijas išėjo iš karaliaus rūmų, ji nusekė karaliaus dovana. Bet Urijas miegojo prie įėjimo į karaliaus rūmus, drauge su visais savo valdovo tarnais ir į savo namus nėjo. Kai Dovydui buvo pranešta, Urijas į savo namus nėjo, Dovydas Urijui tarė, argi ne iš kelionės parėjai, kodėl tad neini į savo namus? Urijas Dovydui atsakė, skrynia ir Izraelis bei Judas būna palapinėse. Mano viešpats Joabas ir mano valdovo tarnai yra stovykloje atvirame lauke. Nejau aš eisiu į savo namus valgyti, gerti ir sugulti su žmona? Kaip tu gyvas prisiekiu savo gyvastimi, tokio dalyko nedarysiu. Pasilik čia ir šiandien, tarė Dovydas Urijui, rytoj tave atgal pasiųsiu. Urijas tad pasiliko tą dieną Jeruzalėje. Kitą dieną Dovydas pakvietė jį valgyti ir gerti savo akivaizdoje ir jį nugirdė. Vakare jis nuėjo atsigulti į guolį su savo valdovo tarnais, bet į savo namus nėjo. Ryto metą Dovydas parašė laišką Joabui ir pasiuntė jį per Urijo rankas. Laiške jis rašė, pastatykite Uriją į mūšio priekį, kur aršiausiai kovojama, ir pasitraukite nuo jo, kad jis būtų parblokštas ir mirtų. Joabas, apguldamas miestą, pastatė Urijai vietą, kur žinojo esant stiprių kareivių. Miesto vyrai išpuolė ir susikovė su Joabu, ir keletas Dovydo tarnų tarp kareivių krito. Jetitas Urijas buvo tarp žuvusiųjų. Tada lankininkai šovė į tavo tarnus nuo sienos. Keletas karaliaus tarnų krito. Krito taip pat ir tavo tarnas Jetitas Urijas. Dovydas pasiuntiniui tarė, taip kalbėsi Joabui, nesikamuok dėl to dalyko, nes kalavijas suryja tai vieną, tai kitą. Ryžtingai tęsk miesto puolimą ir jį sunaikink. Padrąsink jį. Urijo žmona, sužinojusi, kad jos vyras mirė, jie apraudojo. Praėjus gedulo laikui, Dovydas pasiuntė parvesti jos į savo namus. Ji tapo jo žmona ir pagimdė jam sūnų. Bet darbas, kurį Dovydas padarė, buvo nedoras Dievo akise. Taigi turime žymiausią svetimautoją šventajame rašte, karalių Dovydą. Ir šita istorija nėra meilės istorija. Yra geismo, gašlumo istorija, kuri veda prie apgaulės ir galiausiai žudimo, kad viską paslėptų. Tačiau viskas prasidėjo nuo geidulingo žvilgsnio ant rūmų stogo.
galėjo, aišku, ta moteris nesimaudyti ten apačioje. Bet žmogus apačioje niekad nebuvęs rūmose arba ant rūmų balkono, jis net nežino, kas jį iš viršaus ir kokiu kampu mato. Ji niekada nėra ten buvusi, ji nežinojo, ko ji turėtų saugotis. Ten yra kažkur rūmai, o čia vyksta mūsų kasdienis gyvenimas. Taigi tie, kurie yra rūmose, jie tikrai kitaip mato iš aukščiau. Patarlių knyga, 6 skyrius, 27 eilutė. Argi gali žmogus užsikurti ugnį sterblėje, nesudegindamas savo drabužių? Labai gerai pasakyta. Ar gali žmogus užsidegti ugnį savo, kaip ten pasakyta, sterblėje ir nesudeginti drabužių? Kaip tai sustabdyti? Kaip sustabdyti tą ugnį, tą geismo ugnį, kuri mes žinome, kad vienai per kitaip, vienokia kitokia forma mus visus aplanko. Reikia mokėti atpažinti tą dalį, tą problemą ir stengtis, kad ji netaptų visumą. Tai yra tik tai pradžioj, tai yra tik žvilgsnis, tik kažkoks pasmalsavimas, tik kažkoks tai susijaudinimas. Ir jeigu tu nesi dėmesingas, tai gali apimti tave visą, bet pradžiai tai nėra visas žmogus, tai yra tik dalis tavęs, kas sureaguoja. Gehena laukia tų, kurie neišmoko nukirsti savo problemų. Akis yra tik dalis žmogaus, tai ne visas žmogus. Ranka tik dalis žmogaus, tai ne visas žmogus. Ir tam tikri pageidimai ir piktos mintis arba kažkas kitas, tai yra tik dalis mūsų. Ir mes, jeigu atpažįstame tą dalį, galime laiku skubėti ją amputuoti. Ne ranką, ne koją, bet tai, kas mumise pradeda gimti, tai, kas mumise pradeda rusenti. Reikia nebijoti atsisakyti to, kas veda į susinaikinimą ir mirtį. Ar tai būtų santykiai, ar tai būtų darbas, ar troškimai, ar daiktai, ar kiti dalykai. Mes žinome, kad yra santykių, kurie yra toksiški, yra nuodingi. Jeigu mes juose ilgiau pasiliekame, yra tam tikros draugystės ar kas kita, kas gali mus nuvesti į pražūtį. Lygiai taip pat kažkoks tai užsiciklinimas darbe arba dar kažkokiuose tai įsivaizdavimuose savo svarbos, nepakeičiamumo, reikšmingumo irgi gali pradėti visus stumti į šalį ir aš nebesu niekas kitas, tik tai, ką aš darau, tik mano pareigos, tik mano užimtumas ar dar kažkas. Tai vėl gali sunaikinti žmogų ir jo ryšį su kitais. Lygiai taip pat troškimai, lygiai taip pat daiktai, dėl kurių mes kažkaip tais juos sakome. Vaikai sako, jeigu aš to daikto neturėsiu, žinai, negyvenimas. Nu. jeigu aš taip neįsikvėpinsiu arba taip neapsirengsiu, žinai, geriau būti mirus, negu eiti į tą vakarėlį, nes be tų batų ten gyvenimo nėra. Nu, vat, yra tas toks, kaip sakyti, hiperbolizavimas tam tikrų daiktų ir mes suaugę stebime, klausomės ir galvojam, kad praeis vieną dieną, bet pakol kas tai neišaiškinsi, kad čia proporcijos tai nelabai teisingos tiem reikšmybėm. Ko reikia? Reikia dirbti su savo vidumi. Mintimis, pageidimais, tai yra pažinti save. Reikia nuolat save dirbti ir tada mūsų tikėjimas sako sąžinės sąskaitą atlikti. Reikia su savim kalbėtis, reikia žiūrėti į savo širdį, kas ten gimsta, kas ten auga, kas ten prasideda, kasgi tame sode darosi. Vėlgi esate girdėję manęs, kad kuo rečiau žmonės eina iš pažinties, tuo mažiau turi ką pasakyti. Nes jie tikrai savęs nepažįsta. Jie jau išorinis kažkoks veiksmas įvyko, žinai, nužudžiau, pavogiau, ten vadinasi trenkiau, susipykau jau, tai tą jie pasakys, bet jie nieko nepasakys,
kitko, kas netapo išoriniu kažkokiu labai akivaizdžiu dalyku ir problema. Nes jie nežiūri į savo vidų, jie nežiūri, kas vyksta ir kas keroja jų širdyje. O išpažintis tai yra apsivalymas nuo šaknų. Mes žinome, kad pienė ten kokią gali viršų nuskinti, kas iš to žinai. Praeis kelios dienos ir vėl tas pats. Jeigu nepanaikinsi, neišrausi arba nesunaikinsi šaknies, jinai ten lieka. Nieko prieš pienės, bet tik kažkaip pagalvojau, yra žmonių apsėstų apie žolytę, kur negali būti jokios pienės ir man jos visai nemaišo. Bet jeigu žaidi golfą, tai žinoma nori, kad būtų lygi žolytė. Jeigu vyrai nori suprasti savo gašlų geidulingą elgesį su moterimis, turi pažinti savo mintis. Ranka ir akis yra tik išoriniai atpirkimo ožiai, vidinių minčių ir emocinių procesų. Tačiau jie simbolizuoja, kad yra kaip dalis mūsų. Pavyzdžiui, lytinis potraukis gali užgožti visumą ir nuvesti mus į susinaikinimą, bet lytiškumas tai yra tik mano asmens dalis. Ta, ką aš bandau sakyti, ypač apie lytinę orientaciją. Kada žmogus sako, gerai, aš esu homoseksualus, bet tai yra tik tavo lytinė orientacija, tai dar nėra visas tavo žmogus. Ir tada yra keista, mums nesuprantama, kad jeigu aš esu homoseksualus asmuo, tai tarsi mano visas gyvenimas turi būti tuo paženklintas. Kažkaip tai viskas turi rėkti, kad aš gėjų, žinai, arba ten kokia nors lesbietė, arba kas nors kita, kur realiai to nebūtina. Viešajam gyvenime visiškai mums nebūtina žinoti, kokios esi to orientacijos. Ar tai, jeigu tu neturi pedofilijos apraiškų, tai tu ir mokytojas, nesvarbu, ar tu esi tokios ar tokios orientacijos, tu puikiausiai gali atlikti mokytojo darbą. Čia orientacija nieko bendro neturi. Galbūt tavo orientacijai gali būti sudėtinga, jeigu tu, būdamas homoseksualus, būsi kariuomeniai tik tarp vyrų paskirtas. Tai tau tą lytiškumą išgyventi gali būti labai sudėtinga, jis kažkaip suvaldyti, sukontroliuoti, tai tada yra kažkokių ten atsiranda niuansų. Arba lygiai taip pat šnekama apie seminarijoje, ar galima priimti tuos kandidatus. Kunigystė atrodo tas nelabai mums groja, bet seminarijoje, kada esi uždarytas tokio uždaroje aplinkoje, tai vėl gali suintensyvinti tavo tam tikras apraiškas ir tu gali nesuvaldyti. Bet tai pati orientacija nėra kliūtis nei šventimam, nei kažkokiam darbui. Tai šitas neproporcionalumas ir bandymas kažkaip tai padaryti subkultūrą sukurti, kažkaip aš iš drabužių turi visi atpažinti, kokios aš orientacijos, iš kalbėjimo, iš nežinau ko. Kam to viso reikia? Tas visiškai nesmini. Tai čia, kai savo asmenybės dalį, kaip kokį skaudulį arba kaip kažkokį suriškinam ir užsidedam ir sakom, čia aš esu visas. Tai netiesa. Ir tai yra neteisinga antropologija ir todėl, kokie gali būti įstatymai homoseksualiem, heteroseksualiem asmenim, kokie dar įstatymai. Svarbiausia, kad nebūtumėm diskriminuojami dėl orientacijos, bet ta diskriminacija, tai kur jinai pasireiškia, ar kartais mes nenorime jos įkišti ten, kur iš vis tas klausimas nebūtų keliamas. Ir tada, aišku, diskriminuoja mane dėl to ir kad tu bandai įeiti ne kaip žmogus, tu bandai įeiti mane kaip kuniga, kaip žmogų, tas erzina, nes vėl yra neišlaikytos proporcijos. Tai va, turime būti dėmesingi, kad tai, kas vyksta dalyje mūsų, neišsikerotų į visumą ir net negali pretenduoti būti visuma. Ir net jeigu manome, kad tai yra visuma, neteisingai manome. Jeigu leidžiame kažkam galvoti, kad dalis gali tapti visuma, neteisingai mąstome. Mes tada į tas žmogus yra alkoholikas. Taip,
bet jo priklausomybė nėra viskas, kas jis yra. Tas žmogus dar ir tada bandome už to viso akivaizdaus alkoholizmo užčiuopti dar kažką kitą, už ko galime užsikabinti ir pasakyti, bet tu esi dar daugiau negu tavo priklausomybė, negu tavo liga, negu tavo hobis ar kas jau ten bebuvę. Jei neišmoksime šių vidinių troškimų integruoti į didesnius savo gyvenimo tikslus ir vertybės, jie mus pražudys ir kitiems atneš daug skausmo. Ta dalį reikia integruoti į visumą. Ta dalis negali tapti visuma. Ne visuma tampa dalimi. Dalis yra visumos. Bet jeigu tu neturi tikslų, jeigu tu neturi vertybių, tu neturi į ką integruoti tų paskirų dalykų, kuriuos savyje atsipažįsti ir jie yra problematiški. Ar suprantate? Va, ką reiškia lytinis švietimas arba ugdymas mokykloje. Kad turi būti kažkoks tai vertybių karkasas, kažkoks tai rėmas, į kurį žmogus save vienaip ar kitaip atsipažinęs bando integruoti. Bet tai netampa pačiu rėmu. Bet jeigu to rėmo nėra, ir įsivaizduokite, kad tikinčių krikščioniškoje antropologijoje, krikščioniškam mąstyme nėra įsivaizdavimo, kad niekada nėra tikėjimo aplinkos, kad galima augti, ar mokytis, ar dirbti, ar kurti šeimą, ar joje būti, be tikėjimo visumos, į kurią bandai integruoti save kaip dalį ir savo tą ir ribotumą, ir pažeistumą, ir visą kitą. Bet šiandien sąmonėje arba tikrovėje ta visuma nėra taip akivaizdi. Buvo laikas, kai Lietuva netgi sovietmečių dar buvo labiau krikščioniška. Buvo aišku, kas yra balta, kas yra juoda, kas yra moralu, kas yra nemoralu. Šiandien niekas to nebegali pasakyti. Šiandien turi įstatymu turi būti pasakyta, kas yra smurtas. Įstatymu turi būti pasakyta, kas yra šeima. Ir taip toliau. Tai čia ne progresas yra. Mes jau tą žinom, čia yra didžiulis regresas. Kada kuo labiau teisiniai suvaržymai atsiranda šalyje, tuo mažiau lieka žmogaus asmeninės atsakomybės, tuo mažiau lieka žmogaus orumo. Tai yra oro aplink žmogų, oro, kuriuo jis galėtų kvėpuoti, oro ir erdvės, kurioje jis galėtų savo laisvėje autonomiškai veikti. Čia vėl tokia paskaitėlė gaus teologijos, bet tai pamatiniai dalykai ir kada jie išslysta iš mūsų, tada mes neproporcingai pradedam apie kažką šnekėti arba kažką vertinti ir aš to labai daug dabar matau ir girdžiu ir kai susitinku su Seimo nariais ar kokiais politikais, aš jiem bandau aiškinti principinius dalykus, nes suprantu, kad jie nežino to viseto, į kurį turi integruoti savo klausimą. Ir jie galvoja, kad riba yra tai, ką žiniasklaidoje per skaito ar pasako, arba kažkokios tai grupės nustatytos rėmosi, kuriuos turi tą problemą įtilpti. Bet jį turi integruotis į mūsų krikščionišką pasaulėžiūrą. Toliau. Skyrybos. Taip pat pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną į neištvirkavimo, skatina ją svetimauti ir taip toliau. Kuomet vyras gali atleisti žmoną už bet ką, nėra prasmės gilintis, kas silpnina jo įsipareigojimą ir jo meilę. Nes mes sakėme, neskaniai išvirė sriubą, realiai, legalistiškai mąstant, pagal Torą vyras galėjo atleisti žmoną. Jis paprasčiausiai atsikrato to, kas nebeteikia jam malonumo. Ir Jėzus aptiko tą legalistinį interpretavimą. Jis sako, čia yra piknaudojama Dievo įsakymu, bandant atsikratyti
moterimi kaip daiktų, kuris dėl kokių nors priežasčių, amžiaus, ligos ar kokių pasikeistusių norų nebetinka man, nebeteikia malonumo. Sako, nebent jei ne ištvirkavimo atveju, tai šventasis raštas aiškina, kokius Jėzus pripažįsta atvejus, kada galima atleisti žmoną tikrai. Tai būtų jos neištikimybės atveju. Ir vėl atsiminkime, Jėzus kalba iš tokios patriarchalinės, tai yra vyro namams gėdos užtraukimo. Mes juokiamės, žinot, ragų įstatymas. Reiškia, padarome vyrą, kuris šiaip turėtų būti autoritetas ir šeimoje, ir namuose, ir visuomenė, mes jam įstatom ragus ir padarom avino. Tai tada, kad tas autoritetas būtų išlaikytas, skyrybos Jėzaus sampratoje tarsi ir būtų galima. O kitas dalykas - kraujomaiša. Mes atsimenam ir Jono ten krikštytojo situaciją ir dar kažkokius dalykus. Tai irgi kraujomaiša patenka po tuo ištvirkavimo atveju, kur galima ir reiktų atleisti žmoną, reiškia išsiskirti. Vyro palikta moteris, kad išgyventų, turėjo kuo greičiau susirasti kitą vyrą. Mes suprantam, kad moteris be vyro Senajame testamente yra beteisis žmogus. Jeigu ji nesusiranda kito vyro ir tampa našle, ji yra beteisis žmogus, kaip vaikas, kaip našlaitis, ir Dievas gina našlių teisės, nes nieks kits jų neapgina. Nes jeigu nesuveikia Levierato tas įstatymas, kad brolis, vyras, artimiausias vyriškos giminės turi ją padaryti savo žmoną ir tokiu būdu užtikrinti ir jos paveldą, ir jos teisės. Tai tada jį tampa beteisė, taigi natūralu, kad moteris skuba ieškoti kito vyro ir tokiu būdu Jėzus sako, jinai yra skatinama svetimoteriauti. O tas, kuris ją veda, irgi svetimauja. Taigi, pirminis vyro lengvabudiškumas atsikratyti žmona dėl kokios tai priežasties užveda šitą grandinę, šitą blogio grandinę. Ir mes lygiai žinome iš psichologijos, kad antroje santuokoje, jeigu tai nebuvo santuoka iš našlystės ar dėl kokios kitos našlystės greičiausiai, tai kur yra garantija, kad tu nebūsi ta arba tas, kurį paliks kaip ir pirmą kartą. Tos garantijos nebelieka, lieka toks netikrumas, ta priesaika ir ta sąjunga silpnėja. Tačiau lygiai taip pat galima pripažinti, kad yra labai lengvabūdiškai pradėtų santuokų, ypač šiais laikais, kur antroji santuoka, kada įvyksta jau brandesnėme amžiuje arba turint kažkokį kitokį matymą, jinai yra veiksminga, jinai yra paveiki, joje gimsta vaikai, joje yra įsipareigojimas ir ta pirmoji yra kaip klaida. Tai todėl bažnyčia sako, kad šiandienėme laikmetį ir greityje įmanoma turėti negaliojančią pirmąją santuoką. Tai yra rasti priežastis, kurios sako, kad ją ne taip lengva, bet galima anuliuoti ir tikroji ta pamatinė pirminė santuoka bus realiai ta antroji, kurie jau vyksta įsipareigojimas ir visa kita. Bet aš vėlgi pakartosiu šiandienos vyskupo Lino mum kunigam pasakytus žodžius, kada Jolanta šeimos centro kalbėjo apie situaciją, kalbėjo, kad mažiau 170 su virš porų mažiau susitokė šie praėjusiais metais negu užpraeitais ir yra ta mažėjimo tendencija. Aišku, viena iš priežasčių mažėja žmonių, bet kita priežastis mažėja besituokiančių bažnyčioje. Ir vyskupas sako, nereikia to įsigasti, nereikia bijoti. Jeigu nesitokia bažnyčioje, tai reiškia nėra sąmoningumo ir noro gyventi bažnytinės santokos įsipareigojime ir supratime. Ir sako, dirbtinai neskatinkite ir nespauskite žmonių tuoktis.
Geriau tegu jie gyvena taip, kaip jiem gyvenasi, nes kas, kad jūs sutuoksite juos ir jie negyvens krikščioniškai. Tai ką jūs sako, tuo laimėsite. Jūs turėsite statistinę santuoką, bet realiai neturėsite krikščioniškos šeimos ir turėsite labai daug bėdų. Tai reiškia, mūsų, kurie dirbame su sužadėtiniais, irgi pareiga yra šiek tiek pasiaiškinti, gal galima jums būtų apsieiti be tos santuokos. Šiais laikais reikėtų tą klausimą klausti. Nes yra nebūtina, lygiai taip kaip aš sakau dėl pirmosios komunijos arba sakramentų. Jeigu jūs nesiruošėt gyventi to tikėjimo gyvenimo, jūs nebalamutinkit vaiko. Kad čia praėjo metus, jam reikėjo Dievo, reikėjo maldos, reikėjo sekmadienio, reikėjo sakramentų, o praėjo visa ta programa ir vėl nieko nebereikia. Tai kam vaiką balamutinti, nes mes, kai ruošiam, kai bažnyčia ruošia, tai ne metam, tai yra ruošia visam gyvenimui. Ir jeigu tu nesiruoši to gyvenimo gyventi, tai tas vaikas vėliau ateis ir susiras tą tikėjimą ir Dievas tikrai nenustos jo ieškojęs ir įkvietęs. Ir mano pareiga yra atkalbėti tėvus nuo tos programos, jeigu jie nesiruošia pradėti arba intensyviau gyventi krikščioniško gyvenimo. Ir tada niekas nerašo Delfyje ar kažkur kitur, kaip vadinasi, kokie godus tie kunigai, ta bažnyčia reikalauja iš mūsų mokesčių, reikalauja, žinai, dar visokių ten lankyti kas sekmadienį, kur tai girdėta, kur tai matyta. Tada negirdi tų priekaištų, nes, tie priekaištai iš karto rodo, kaip neracionaliai yra situacija. Jų nebūtų, jeigu tau būtų svarbu, kad būtų kokybiškai perdodamas tikėjimas. Bet kai tau tai nesvarbu, tada priekaištai atsiranda dėl bažnyčiai esminių dalykų. Ir ką gali atsakyti į tokį nelogišką ir gerai, kad kiti skuba atsakyti. Aš sako, tave kas nors vertė? Taip, reikia. Kas pasakė, kad reikia? Geriau kad nieks nepasakė. Kad tas reikia yra savo susigalvotas ir tada tu kovoji su priešais, kurių realiai nėra, jie tavo yra susikurti. Taigi vėl nebijokim bažnyčios mažesnės, bet bažnyčios tikresnės, nes prie tikresnio yra lengviau prisišliesti, negu prisišlieti prie vandenėlio. Kas jeigu, kad mes būsime tokie atskiesti visą laiką? Šiandien vėl buvo kvietimas į ten sutuoktinių, ten tokia programa, ten Kupiškyje vyks renginys, dar kažkur vyks renginys ir liudijo viena pora, kuri ten dalyvavo, o aš truputį juos paprovokavau. Aš sakiau, ne juos, bet prie visų kunigų tą irgi bandžiau iškelti. Sakau, bet jūs man pasakykit, o sekmadienio eucharistinė bendruomenė neturėtų būti tas centras ir ta vieta, kur daugiausiai mano tikėjimo reikmių išgirstama ir bandoma atliepti. Ta eucharistinė bendruomenė, su kuria aš susitinku sekmadienį, su kuria meldžiuosi, su kuria kaiminystėje gyvenu tos parapijos teritorijai, ar joje neturėtų rastis būdų atliepti mūsų reikmėm? Kodėl ta pora, vienintelė iš parapijos, turi važiuoti į trečią parapiją, kad susitiktų kitą katalikišką porą, su kuria galėtų pasišnekėti apie tikėjimą? Tai tada kam parapijos yra reikalingos, jeigu vadinasi, mes išvažiuojame rasti tų poreikių patenkinimo kažkur kitur. Ir tas vėl sako, mes kaip parapija, kaip mistinis Kristaus kūnas, skirtingi nariai, skirtingos funkcijos dar neveikiame. Nes jeigu veiktume, visą, kas svarbiausia, rastume namuose. Juk egzotika yra kažkada išvažiuoti ir sveika, ir yra gražu, bet kasdienį maistą tai valgai ne restorane. Kasdienį maistą ir kasdienės racionas turi būti užtikrintas tavo namuose. Tai, ko reikia tavo pragyvenimo. Ne kažkur kitur. Ten galima sustiprinti, ten galima atsigauti, ten galima iš naujo pasiilgti namų ar parapijos, kas irgi yra labai sveika. Bet iš tiesų gyvenimas remiasi ant gyvenimo namuose, namų kultūros, namuose poreikių patenkinimo, ne kažkokių specifinių. Vėl nukrypau, atsiprašau. Taigi blogio grandinė tęsiasi dėl vyro neištikimybės santuokai. Ir bet kuris iš mūsų, kuris inicijuojame skyrybas, iš tiesų inicijuojame tam tikrą blogio grandinę.
kurie atsiliepia mūsų vaikam, kurie atsiliepia mums patiems. Ir reikia labai atsakingai, ir čia vėl negaliu nepaminėti Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio, jo bakalaurinis darbas lotynų kalba rašytas Petrapolio akademijoje, kurį man Jonas Kauneckas išvertė, o aš apie tai parašiau straipsnį. Ir ten viena dalis yra apie šeimą. Ir arkivyskupas, tada ne arkivyskupas, tada kunigas Reinys rašo, sako, būna, kad į santuoką ateini ir paaiškėja, kad, ji nenusisekusi. Dėl asmeninio ryšio su sutuoktiniu nėra to sielų draugystės, nėra to bendrumo, yra tik tas sugyvenimas, kad reikia, kad vaikai, kad buitis bendra, kad kažkas kitas. Ir tada sako, yra tarsi, nepasisekė, tai dabar eikim, tą klaidą ištaisykim ir kitame santykyje turėkime tą asmeninę sutuoktinio arba sutuoktinės kažkokį pagalbą ir dermę. Bet Mečislovas Reinys sako, jeigu taip geriau pagalvoji, labai trumpas ta žemiškas gyvenimas, kad ten eksperimentuotum. Nepasisekė, kitiem nepasisekė, nes jie turi neįgalumą, kiti susirgo kažkokią ligą, kažkoks kryžius mus vienai per kitai paliečia. Čia, tai, kad santuokinis nėra tavo sielos žmogus, yra tavo gyvenimo kryžiaus dalis. Kiek yra toj žemė to gyvenimo, nešk jį. Šį kartą ne dėl savo, bet dėl savo vaikų gerovės. Kad nepadalintum jų pasaulio, kad nedalintum jų sielos, kad vadinasi nesužalotum jų mąstymo ir matymo, kas yra santuokinė ištikimybė ir kaip joje reikia ištverti. Ir geriau pagalvojame savo tėvų ar senelių, ten romantinių istorijų vienas kitas gal galite papasakoti. Buvo gyvenom, sugyvenom, vargelį kartu vargėm, gal ne visiškai susišnekėjom, mėgojom atskiruose lovose, gal paskui ir atskiruose kambariuose, gal ir atskirai kitą kartą valgėm, bet kai vaikui reikėjo tetės ir mamos, jie buvo po vieno stogo. Ir tai jau yra daug, ir tai jau yra laimėjimas. Ir todėl mes neiname pas psichologus, mes nesirgam kažkokiom kitom depresijom, nes labai svarbiu laiku mūsų pasaulis nebuvo padalintas dėl mūsų tėvų bandymo spręsti savo kažkokias problemas. Vėlgi, yra šiandien lengviau pasakyti, vėl grįžtame prie principų, kalbame apie visumą ir apie dalį. Kad dalis netaptų visuma, kad dalis integruotųsi į visumą. Ir tai yra aukos gyvenimas. Mes esame kviečiami aukotis, šiuo atveju dėl savo vaikų, tiek kiek jo yra, tas gyvenimas neilgas. Mums atrodo, kad gal su tuo žmogum reikės man dabar, jeigu... Ir Jėzaus laikais buvo dažomi plaukai ir visa kita. Ar čia reiškia, kad jis taip neišmano moteriško dalyko? Bet iš kitos pusės, ką mes darome su plauku, tai čia yra kitas dalykas. Bet originali plauko spalva arba pražilimas, čia mūsų valiuje. Vieni į kažkokį sukrėtimą gyvenimo iš karto sureaguojam išbaldami per parą. Kiti 3 išbandymus tokius pat praeina, ni vienas plaukas nepabala. Reiškia, iki galo tai nėra visiškai mūsų valioje ta plaukų spalva. Visa kita, aišku, mūsų valioje ir ne tik. Čia dabar neryšliai įsirišiau, bet klausykim toliau apie tą Dievo kvietimas į priesaiką. Priesaikos dažniausiai tai griebėsi savo žodžiais neužtikrinti žmonės. Priesaikas turėtų pakeisti subalansuotas kalbėjimas. Pirmiausia, neprisišnekėk ir nereiks prisiekinėti. Pažadėsi patiešisi, neteisėsi, negriešisi. Labai dažnai mūsų naudojama kaltė.
Geriau nieko nesakyk, geriau neskubėk prisižadėti, geriau vadinasi, žmogus supyks, susierzins arba kažkaip kitaip sureaguos, bet geriau tada, negu paskui gyventi su tokiu vidiniu stresu, o jis lieka, mūsų pasąmonė lieka, kad mes esam prisižadėję daugiau negu galim padaryti, nors tada, kai prisižadėjome, jau irgi žinojome, kad tikriausiai negalėsim ištesėti. Savęs, savo ribų nepažinimo dalykas. Ir aš jau vyram rodžiau, aš šiais metais nusipirkau kalendorių, tokį didelį kalendorių, ten savaitė yra, kiekvieną dieną, valandos yra surašytos. Ir aš dabar galvoju, tai aš tame kalendoriuje susirašysiu, kiek aš meldžiuosi, kur aš ką darau, pažiūrėsiu, kiek ten lieka laisvų vietų ir tada, kai jau eisi mane prašymai, o jie tikrai eina vienokių ir kitokių dalykų, aš tada galėsiu pažongliruoti, vadinasi, čia jau įdėjau, užrašiau, čia dar liko tas periodas ir taip toliau. Ir po poros savaičių išmečiau tą kalendorių ir nusipirkau šitą. Spėkit kodėl. Todėl, kad kuo daugiau vietos, tuo daugiau aš prisirašydavau. Atrodo, kad po 3 savaičių yra tos porą valandų, aš galiu prisižadėti. Bet po 3 savaičių ateina visa diena, ne tik tos poros valandos. Ir paaiškėja, kad prieš tas porą valandų yra visos valandos užimtos. Ir po tų porą kada. Reiškia, nebelieka visiškai jokios interpretacijos, tu jau nebijai pabusti, nes tu žinai, kas tavęs laukia. Ir tada sakau, o kas dėl to kaltas? Aš įsirašiau į tą kalendorių. Niekas manęs pririšęs nelaikė ir nesakė, tu būtinai turi tą padaryti. Aš. Tai nusipirkau mažą kalendorių ir atvertus čia telpa savaitė. Kiek čia galima prirašyti į vieną dieną? Ir jeigu man ateina užprašymas ir aš atsiverčiu ir ten jau yra 2 dalykai, atleiskit, aš 3 jau nebeįrašau. Nes aš supračiau, viena tai netelpa, o kita mano dvasio ir sielo ir mano galiuose nebetelpa. Galima nusismulkyti, galima prisižadėti, bet jeigu ten jau yra, tai aš ramia dūšia galiu pasakyti, sorry, bet sorry, ne. Matote, telefone man tai neveikia. Nes telefonas rodydavo arba mėnesį, arba savaitę turi atsidaryti, bet dažniausiai atsidarai tą dieną. Ir įsirašai. O paskui ateina ta diena su visais visų dienų ankstesnių įrašais. Ir tu turi tą programą išpildyti. Tai čia toks pavyzdys, kaip aš save pažįstu ir kaip aš save turiu vairuoti. Mes kiekvienas turim savo metodiką ir savo kitą. Bet tuose pažaduose, tuose priesaikose. Mažiau šnekėkim, mažiau žadėkim ir mažiau turėsim išteisėti. Bet ką išteisėsim, tam, ką turėsim išteisėti, turėsime ir jėgų, ir Dievo pagalbos, nes dar gali būti ir Dievo numatytų dalykų, kiekvienai dienai užtenka savo rūpesčio. Tai gali būti, kad aš pakilsiu ir toje dienoje bus visiškai to, ko aš nenumačiau. Ir jeigu ten bus pasilikta vietos Dievo reikalam, tai aš galėsiu ir tuos reikalus, ir kitus savo atitinkamai pasistumdyti. Lūpų žodžiai turi derėti su širdies žodžiais. Tarp sąžiningų žmonių sąžiningoje kalboje priesaikų nereikia. Taip, jeigu taip, ne, jeigu ne. Ir vėl pastebėjom vyresnius žmonės, Algio tėvą paminėjau, kitus žmonės vyresnius, kur pažįstu. Jie pasakė, kad dabar yra Velykos, prieš Kalėdas atsitiks tas ir tas. Atvešiu tau bulvių. Nereikia nei priminti, nei paskambinti. Jeigu pasakė, taip ir bus padaryta. O mes, ko tik neprisakom, tu man dar kartą primink, dar kartą pasakyk. Aš tikrai viską padarysiu, bet. Reiškia, tarp sąžiningų žmonių, kurie save pažįsta ir žino, kaip save vesti, sąžiningoje kalboje prisiekinėti nereikia. Taip, jei taip, ne, jei ne. Santokos priesaiką norime. Bet santokos priesaika tai yra, tai jeigu Jėzus sako, kad nereikia, tai prie ko čia tos priesaikos? Santokos priesaika norime, kad Dievas padėtų įvykdyti tai, ką pažadame.
nes tai įmanoma tik jei Dievas padės. Santokos įsipareigojimas, kunigystės, vienuolystės įsipareigojimas yra įsipareigojimas, kurį darai sąžinėje, apsvarstęs ir visa kita, bet dėja jo išsipildymo negali garantuoti, nes jis pranoksta mano žmogiškasias jėgas. Todėl aš kunigystėje, vienuolystėje, jūs santokoje prašote, kad nuo pat pirmojo pasakymo taip tam žmogui, kad Dievas dalyvautų, kad tas taip būtų ištesėtas. Nes toks įsipareigojimas viršija mūsų galimybės. Kas viršaus, tas iš piktojo. Dar keletą sakinukų iš kitų komentatorių. Čia buvo vienas komentatorius. Šita kalno pamokslo vieta, ir ji dar nesibaigia, įtęsis ir kitą sekmadienį, dar skaitysime toliau, yra unikali vieta, kuri egzegetai mano atliepia į jo bendruomenės situaciją. Kaip pavyzdžiui, Jėzus buvo kaltinamas įstatymo laužimu. Ir tą randam Mato Evangelijoje, 12 skyrius, 1-10 eilutės. Pasižiūrėkime. Skaitom. Anuo metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Tai pamatė fariziejai, jam sakė: žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Jis atsakė: ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani, kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte įstatymę, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta? Bet sakau jums, čia daugiau negu šventykla. Jei būtumėte supratę, ką reiškia aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Iki 10. Iš ten išėjęs jis atėjo į jų sinagogą. Čia buvo žmogus padžiūvusi ranka, jie paklausė Jėzų, kad galėtų apkaltinti, ar leistina šabo dieną gydyti. Taigi Jėzus kaltinamas, kad tu laužai įstatymą, bet Jėzus sako, o tame pačiame įstatyme yra parašyta apie atvejus, kurie vadinasi, nėra visiškai išimtis, bet kitaip interpretuoja įstatymo esmę. Tuo pačiu buvo kaltinami ir Jėzaus sekėjai, Apaštalų darbų, 6 skyrius, 13 eilutė. Ten pristatė melagingų liudytojų, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. 18:13. Ir ėmė skųsti, šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. 25:8. Paulius gynėsi, aš nieku nenusikaltęs nei žydų įstatymui, nei šventyklai, nei Ciesoriui. Taigi, fariziejai ir rašto aiškintojai kaltina Jėzų ir jo mokinius pasiekėjus įstatymo laužimu. Viena iš kaltinimų. Bet tada mes vėl grįžtame prie interpretacijos. Prie kokio svarbumo taisyklė, ar tai yra išorinė, ar tai yra esmė. Įstatymo laužytojai, pastebėkite, tas, kuris sulaužo vieną iš šitų įsakymų ir taip elgtis mokina kitus, bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. Tai žiūrėkite, įstatymo laužytojai net metami nuo karalystės, tik užims mažesnę vietą toje karalystėje. Ką reiškia mažesnė vieta karalystėje? Negi mes žinome, kad karalystė yra santykio su Dievu, vadinasi reiškinys, tai nėra vieta ar erdvė. Ir tada, jeigu tai yra reiškinys, mes sakome mažesnė vieta toliau nuo Dievo. O toliau nuo Dievo tai reiškia mažiau Dievo dvasios. Tie, kurie laužo Dievo įsakymą, juose yra mažiau Dievo dvasios. Tie, kurie laužo ir dekalogą ir visą kitą, kuo mes labiau jį vykdome, tuo labiau mumise pasireiškia Dievo dvasia.
Bet vėlgi supraskime, kad įstatymą įvykdyti ir galime, jeigu leidžiame veikti Dievo dvasiai mumise ir per mus. Tai va čia tas dvasios veikimas mumise. Kuo daugiau dvasios, tuo mažiau galimybės sulaužyti Dievo artimo meilės įstatymą. Kuo mažiau Dievo dvasios, tuo didesnė galimybė nukrypti nuo teisingo kelio ir pradėti užsiminėti visokią nesąmonę. Koks yra tas kitoks teisumas? Vėl klausim. Atsakymas ateina su nauju paaiškinimu, kas yra nuodėmė. Ji prasideda žmogaus širdyje. Nuodėmė gimsta ne tamsiuose akligatviuose. Ji gimsta tamsioje vaizduotėje. Nuodėmė gimsta ne tamsiuose akligatviuose. Ji pirmiausia gimsta tamsioje žmogaus vaizduotėme, vidinėme mąstyme, matyme. O išoriškai mes matom blogį. Dar baisiau už išluptą akį ar nukirstą ranką, taip jis sako, kur mus sukrečia, turėtų būti atkritimas nuo karalystės, nuo gyvenimo su Dievu. Dar labiau mus turėtų gąsdinti nei nukirsta ranka ir išlupta akis, gyvenimas be Dievo. Bet nebūtinai taip suveikia. Toliau sako, priesaika yra ženklas, kad gyvename melų pasaulyje. Bet Dievo karalystė nėra melų pasaulis. Ten priesaikoms nėra vietos. Kam prisiekinėti, jeigu žinom, kas yra taip ir kas yra ne. Žodžiai, kuriuos sakome kasdien, turi turėti svorį, vertę. Arba tiesiog patylėkime. Ir dabar, kas yra teisumas, dar bandžiau surasti katalikų bažnyčios katekizme. Galvoju, negi jau ten nebus paaiškinta. Ir yra. 375 skirsnelis. 375. Šiaip labai nemėgstu šitos knygos čia. Taip daug visko, kad net per daug, bet karts nuo karto vis tiek reikia pasitikrinti. 375. Bažnyčia, autentiškai aiškindama simbolinę Biblijos kalbą Naujojo testamento ir tradicijos perspektyvoje moko, kad mūsų pirmųjų tėvų, Adomo ir Ievos pirmapradė būsena buvo šventumas ir teisumas. Ši pirmapradžio šventumo malonė buvo dalyvavimas dieviškame gyvenime. Taigi Dievas sukūrė žmogų, žmogus buvo ir šventas, ir teisus. Ir tai buvo pirmapradė būsena, kuriai žmogus buvo pašauktas ir sukurtas. Toliau 376. Spindintai maloniai, žmogaus gyvenimas visais atžvilgiais buvo puikus. Kol žmogus artimai bendravo su Dievu, jis neturėjo nei mirti, nei kentėti. Vidinė žmogaus asmens darna, vidinė integralumas, darna tarp vyro ir moters, pagaliau darna tarp pirmosios poros ir visos kūrinijos buvo būklė vadinama pirmapradžiu teisumu. Pirmapradis teisumas yra visapusiška darna. Vidinė darna, darna tarpusavio, darna su aplinka, kurioje gyvenu. Ir nuodėmė pažeidė šitą darną. Vidinė darna, tarpusavio santykių darna ir mūsų santykį su gamta, su kūrinyje. 379. Visa tai buvo pirmapradžio teisumo darna, numatyta žmogui pagal Dievo planą ir prarasta dėl mūsų pirmųjų tėvų nuodėmės. Dabar aišku, kodėl mes nesame toje darnoje. Nuodėmė mums tą darną sugriovė. Ir dabar reikia ko nors kažko, kas tą darną atstatytų. Ar ne taip?
su 400. Suiro jų pirmapradžio teisumo sąlygota darna. Dvasinės sielos galios nustojo valdžiusios kūną. Dvasinės sielos galios nustojo valdžiusios kūną. Tarp vyro ir moters atsirado įtampa. Jų santykius paženklino geismas ir troškimas valdyti. Darna su kūrinyje sutriko. Regimoji kūrinyje tapo žmogui svetima ir priešiška. Dėl žmogaus kaltės kūrinyje pateko pragaišties vergovė. Pagaliau atsirado ir aiškiai nurodytas neklusnumo padarinys. Žmogus į žemės paimtas į dulkę sugrįš. Mirtis įžengė į žmonijos istoriją. Per nuodėmę mirtis įžengė į žmonijos istoriją. Ir tada 404. Kaip Adomo nuodėmė tapo visų jo palikonių nuodėmė. Visa žmonija Adome yra kaip vieno žmogaus kūnas. Adomas ir žmonija yra vienas ir tas pats. Adomas yra žmogiškumo simbolis. Dėl tokios žmonijos vienybės visi žmonės yra įtraukti į Adomo nuodėmę, kaip ir visi įtraukti į Kristaus teisumą. Vis dėlto gimtosios nuodėmės perdavimas yra slėpinys, kurio mes negalime visiškai suprasti. Bet iš apreiškimo žinome, kad Adomas pirmapradį šventumą bei teisumą buvo gavęs ne vien savo, bet visai žmogaus prigimčiai. Paklusdami gundytojui, Adomas ir Ieva nusidėjo asmeniškai, tačiau ta nuodėmė palėtė žmogaus prigimtį, kurią jie perdos palikuonims, būdami nupuolę. Jie nupuolė, pažeidė prigimtį ir tada tokią jau sužeistą prigimtį perduoda savo palikuonims. Tai nuodėmė, kuri per gimdymą bus perduota visai žmonijai, būtent perduodant pirmapradžio šventumo ir teisumo netekusią žmogišką prigimtį. Todėl gimtoji nuodėmė vadinama nuodėmė analoginė prasme. Tai įgyta, o ne padaryta nuodėmė, būklė, o ne veiksmas. Ir iš šitos prigimtinės nuodėmės, iš šitos būklės mus išvaduoja krikštas. Perkeičia mūsų prigimtį. Krikštas perkeičia mūsų prigimtį ir perkeičia, kad dvasinės sielos galios turi vadovauti kūnui, o ne kūnas vadovauti dvasiai. Bet kad dvasinės mūsų sielos galios galėtų vadovauti kūnui, jos turi būti tinkamai informuotos. Ir informuotos per ką? Per racijo. Todėl Dievas ateina mumise per žodį. Jeigu mes tinkamai mąstysime ir mūsų minties ir širdies mintis sutaps, mes jau supratom, tai yra veiksmų seka. Mes atitinkamai elgsimės. Mūsų mintys vairuoja mūsų elgseną. Bet jeigu mintis nėra integruotos į Dievo žodžio išmintį, jeigu mintis yra integruojamos į panelės straipsnį arba į kažkokį tai ten balabaiką, tai žinoma tada ir elgsena atitinkamai. Mūsų vidinės mintis turi integruotis į Dievo žodžio mintį ir išmintį, nes kitaip tai, kas atsitiko krikšte, neveiks. Galimybė yra suteikta, bet ji neveikia todėl, kad jai trūksta Dievo žodžio pagalbos. Ir tada dar 588 ir viskas. 588. O, kad tai būtų, ar ne? Jėzus piktino fariziejus valgydamas su muitininkais ir nusidėjėliais, lygiai taip draugiškai kaip su jais. Tiems iš jų, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus sakė: Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių.
Maža to, fariziems jis pareiškė, kad nuodėmiai esant visuotiniai, tie, kurie tarėsi esą nereikalingi išganimo, patys savo valia tampa akli. Taigi mes sakome, o kaip tas teisumas pasiekiamas, kaip ir išlaikomas. Tai Jėzus žino, kad be jo pagalbos jis nepasiekiamas. Todėl jis ateina mums į pagalbą. Per savo žodį ir per savo sakramentus. Per savo žodį ir per savo sakramentus. Amen. Ateinantį trečiadienį skaitome toliau Mato 5 skyrius 38-48 eilutės. Mato 5 skyrius 38-48 eilutės ir žinome, kad ten reiks atsukti savo priešui kitą žandą jokių būdų. Jau aš viską Evangelijoje mėgstu, bet tik ne šitą vietą. Čia tikriausiai ne Jėzus pasakė, o ten kokie nors redaktoriai suredagavo. Matas. Ne taip išvertė. Tai mes aiškinsimės, kaip ten yra. 20 eilučių. Bet jeigu, matote, kaip mums padeda pagrindinės minties suvokimas. Jeigu mums reikia išsiaiškinti, kas yra teisumas, tai reiškia, nereikia kiekvieną žodį. Mums reikia įsiaiškinti naują principą, pagal kurį Jėzus aiškina mums, kaip reikia gyventi vadovaujantis Dievo žodžiu. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.